namuose 5 mėnesiai. Rodos ir daug, ir labai nedaug. Tačiau man atrodo, kad aš čia randuosi kaip savo namuose. Mane supa geri žmonės, dainingi žmonės, nuoširdūs žmonės ir aš už tai esu labai laiminga, kad mane vėjai atpūtė būtent pas jūs į Bukonių bendruomenės namus. Iš tiesų, aš labai esu laiminga ir mes su Kalėdų seneliu norime pasveikinti kapelos muzikantus, dainininkus, tuos, kurie negaili laiko, bėga vakarais pas mus dainuoti, koncertuoti. Žinoma, aš taip pat be galo noriu pasveikinti ir šių Bukonių kultūros namų darbuotojus, kurie labai nuoširdžiai dirba kartu su manimi. Todėl dabar net nežinau, seneli, nuo ko mes pradėsim. Nu ką, pradėsime nuo aktyviausių saviveiklininkų. Žinokite, aš turiu sąrašą, jį studijavau prieš čia atvažiuojant ir labai mokiaus, kad nesuklaidinčiau vardų, kad viską. O jeigu aš suklysiu, tai iš karto atleiskit, žinokit, aš senas, jūs mane pataisysit. Ar gerai? Nu ką, pradėsime turbūt, mes turime čia vieną tokį, sakė, Bukonių kultūros centras, labai aktyvų dainininką, šokėją, tai yra Viktoras. Prašom čia. Palauk, o eilėraštuką mokė? Eilėraštuką. Елочка, она росла, зимой и лето стройная, зеленая была. Ačiū. Čia nuo Kalėdų senelio. Na, o dabar toliau yra kaimo, sakė, šviesuolė, kuri turi labai daug knygų. Jeigu kas norite, prašom į biblioteką, visada patars, visada parodys. Tai jos vardas, jeigu neklystų, Valė. Nu, o ką seneliui parodysim štai? Eilėraštuką mokė? Nu, šiaip bibliotekininkai būtų negražu nemokėti. Pamiršau. O kiek jūs klasių baigėt, ponė? 3 klasės ir 1 kolektyvą. 3 klasės ir 1. Nu ką, atleisim ją nuo eilėraštuko, bet ne, dovanos laisvai nedalinomės. Prašau. Jeigu eilėraščių galima padainuoti, vėliau jeigu galima. Ne, nebus dovanų. Avans. Nu gerai, sakė vėliau, avansu. Taip, sakė, Bukonių kultūros centre yra ne tik tai dainuojanti, bet ir grojanti, kuri groja akordeonu. Šiandieną norėjau pasirodyti, bet kadangi buvo užsienio svečių, kaip sakė mūsų vadovė, trumpinom programą, tai Aldona. Eilėraštuką. Nemoku? Nu tai dainelė. Ne, parašyk laiškelį. Nu gerai, paskui padėsim. Nedrįsta, žinokit, susigėdo. Dar yra, žinokit, sakė, nemažai dainininkių. Tai Alė. O ką jūs, ponė, mokate? Eilėraštuką. Gerai, labai šitą ponę mokyt, aplodismentą jai. Sakė, nuo deklamuos. Seni, šaltanosi, ką tu man padovanosi? Ar zaikutį, ar meškiuką, ar mažuką buteliuką? Mažiuką buteliuką.
eilėraštukas. Svieta. Tapu. Eina Leškinas be batų. Jis keliauja pas tave, nešiu bučkis nuo mane. Labai ačiū ir už bučkį, ir už viską dovanos. Na, kaip girdėjau, dar yra čia ir vyrų muzikantų, tai su saksofonu groja Romas, tai taip aš jį ir pakviesiu čia. Palaukite, o ką jūs pasakysite man, seneliui? Seneliui labai ačiū. Visiems taip pat linkiu gerų švenčių, o paskui aš pagrosiu vienas. Padėsit. Vienu žodžiu, pažadėjau padėti. Šitame gražiame būryje kapelos yra, dar žinokit, ir būgna, kuris muša.